Valandą. Prieš valandą, nu va. Gerą valandą. Šiandien ryte apie 10 valandą sugalvojau atvažiuoti čia, įskaitant į karjerą, nes galvoju, reikia atvažiuoti, pažiūrėti, kaip sekasi žmonėm dirbti, kokia yra situacija. Nes toliau tęsiu vizitus po Susisiekimo ministerijos įmonės, lankomės kelių priežiūros asfalto gamykloj, kur gaminamas yra asfaltas mūsų keliam. Ir šiais metais jau yra planuojama pagaminti vien šiaurės Lietuvos regionui ir daliai vakarų Lietuvos regionui per 100 000 tonų asfalto, kuris bus paklotas tiesiai mūsų Lietuvos keliam, šiaurės ir vakarų Lietuvos regionuose, kai tuo tarpu 24 metais buvo pagaminta tik 54 000 tonų asfalto, 25 metais jau pradėjus darbą socialdemokratų vyriausybei, apimtis buvo ženkliai padidintos iki 84 000 tonų asfalto. Na, 26 metus planuojam baigti šiaurės Lietuvai ir vakarų Lietuvai per 100 000 asfaltų pagamintų. Kaip matote, ir technika atvažiuoja būtent pasikrauti kelių priežiūros pagaminamą asfalto, kuris bus paklotas šiaurės Lietuvoje ir vakarų Lietuvoje. Rankose aš laikau asfalto, iš ko susideda asfaltas. Čia yra visos sudedamosios medžiagos ir kuomet įvyksta jau gamyba, mes gauname asfaltą, kuris yra ant mūsų Lietuvos kelių paklojamas. Tai iš tikrųjų kelių priežiūra asfalto gamybos srity plus dešinio rato jau programos įpusėjame, padarius yra didelę pažangą ir tuo galima džiaugtis. Šiais metais skiriame rekordinį finansavimą kelių priežiūrai, būtent Susisiekimo ministerijos įmoniai per 130 milijonų, tai jau daugiau nei 10 metų nebuvo skiriamas toks finansavimas ir tie pinigai keliauja tiesiai į kelius. Tai jie nekeliauja į popierių biurokratų kabinetuose, jie nekeliauja į popierių pas įvairius projektuotojus, kuomet 1,5 metų vyksta projektavimas, o projektai pasensta ir naudos jokios ir tada vėl milijonai yra mokami projektavimui. Šie pinigai yra skiriami tiesiai mūsų keliams. Tai yra dešinio rato programa, žvyrkelio asfaltavimas ir visa kita, kas gerina regionų pasiekiamumą, bei atstato mūsų kelius, kurie per dešimtmetį yra pilnai sudėvėti. Na, ši žiema parodė po šios žiemos, kokią mes turim situaciją. Tai kelių priežiūra gavus rekordinį finansavimą, kuris bus išlaikomas ir kitais ir dar kitais metais ir planuojama netgi didinti tą finansavimą, ji gali planuoti savo investicijas, ji gali planuoti savo darbus ir tai užtikrins ženkliai geresnę mūsų kelių kokybę. Ir kiekvienas euras, kuris atkeliauja iš biudžeto ir yra skiriamas kelių priežiūrai, jisai tiesiogiai nukeliauja į kelius. Jis nenukeliauja į popierių, jis nenukeliauja į biurokratų kabinetą, jisai nukeliauja tiesiai į asfaltą, kuris yra paklojamas ant mūsų Lietuvos kelių.